Vytauto sprendimai. Problema. Nebėra mineralų tiek, kiek būdavo. Sprendimas. Valgydamas užsigerk Vytautų. Jame mineralų yra visas kalnas. Ei, pukoti, tu man kalną užstoji. Gana katiniuk, eik pelių gaudyt, o žmonėms su maistu. Vytautas siūlau, kad mineralų netrūktų. Vytautas, atgauk jėgas. Vytauto sprendimai. Problema. Sportuojant organizmas praranda mineralus. Sprendimas. Nesportuok. Ha, juokelis. Aišku, sportuok. Sportas sveikata. Sveikata, sveikata, sveikata. Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energiją. Vytautas, atgauk jėgas. Vytauto sprendimai. Problema. Tas negerai, anas negerai. Išgerk Vytauto, nusiramink ir nustaus skųstis povelių. Mineralai kovoja su įtampa, taigi bus ramus kaip šis žvėris. Gerai gal ir ne, kaip šitas akmuo tada. Ai, pasiduodu, matyt Vytauto negėrė. Vytautas, atgauk jėgas. Vytauto sprendimai. Problema. Rimčiau užvalgius sunkokai virškina. Sprendimas. Kokios šeimos šventės be tradicinio dviaukščio stalo. Dėdės anekdotų Vytautas juokingesnių nepadarys. Užtat parūkytom dešrom ir cepelinis kimšto kalakuto pasaulį šviesesnį tikrai padarys. Vytautas, atgauk jėgas. Vytauto sprendimai. Problema. Vakar neapskaičiavai, prisisprogai, šiandien nelabai gera. Liaudės medicina patarė nuo gaduda atsisėst į skruzdėlyną, ant galvos užsidėt kopūstą ir ištart burtažodį. O Vytautas rekomenduoja gerti Vytautą. Tavo teisė rinktis. Vytautas, atgauk jėgas. Vytauto sprendimai. Problema. Mineralų tabletės brangios. Gal juokauji? Juk čia tas pats, kas klausytis o žiubliavimo vietoj muzikos. Arba užuot miegojus lovoj, įsitaisyt ant eglišakių, pas nesiprausysi barstuko oloj. Žodžiu nekvailiok, gerk Vytautą. Povelių. Vytautas, atgauk jėgas.